Labą dieną visiems, visom mokyklom, visiems dalyviam. Labai džiaugiamės, kad vėl galim kreiptis į jūs tiesiogiai. Vėl turim šitą galimybę bendrauti ne tik elektroniniais laiškais, bet ir bent jau iš vienos pusės, iš mūsų pusės kreiptis į jūs ir tikime sulaukti to atsako elektroniniais laiškais arba skambučiais iš jūsų. Tai norėčiau pradėti nuo to turbūt, kad ką mes tiem, kurie negalėjo žiūrėti praėjusios transliacijos, tai žinokite, kad yra įrašas, kurį galite rasti Kuriame Respubliką YouTube kanale ir tenai pasižiūrėti. Ir praėjusios video transliacijos metu mes aptariam bendradarbiavimo galimybės, apie tai, kaip galima bendrauti ir su išorės partneriais, kaip galima pasikviesti įvairių įdomių žmonių, tiek iš mokyklos bendruomenės, tiek iš išorės. O dabar šį kartą norim aptarti tai, kadangi jau kaip ir projektas palengva artėja į pabaigą, mokslo metų pabaiga irgi bus labai greitai, tai turbūt reikėtų apsvarstyti tai, kaip užtikrinti tą tęstinumą kitais metais. Todėl šita video transliacija bus būtent ir skirta šitam tęstinumo aptarimui, galimybių aptarimui ir savo patirtim, savo patarimais pasidalins savo srities ekspertai, specialistai ir tie žmonės, kurie įgyvendina šitą projektą, tai yra Vilniaus naujininkų mokyklos visa komanda. Tai pirmiausia, turbūt pristatysiu, su kuo mes čia bendrausime. Tai bendrausime su Pilietinės visuomenės instituto atstovė Agnė Markauskaitė. Ir ji pasidalins pagrindiniais kriterijais, dalykais, kuriuos kiekviena komanda turi padaryti, norėdama įgyvendinti projektą. Kalbėsime su vaikų psichologė ir naujininkų mokyklos psichologė Kamilė Bubnytė-Borkovskienė ir prašysime pasidalinti patarimais, kurie gali būti naudingi moksleiviam, norintiems įgyvendinti šitas veiklas, norintiems skatinti bendravimą ir tarp skirtingų amžiaus vaikų. Taip pat yra visa Vilniaus naujininkų mokyklos komanda, tai mokytoja Regina, Rūta, Melanija, Paulė ir Emilija. Taip, ir Emilija. Tai va, tai pirmiausia, dar kalbant apie reikalus, tai labai ačiū, kad mokyklom, kurios dalinasi, siunčia savo video ir nuotraukas ir įspūdžius. Labai džiugu, kad galim mokyklos išsibarsčiusios po visą Lietuvą gali matyti skirtingas veiklas įgyvendinamas skirtingose mokyklose. Taip ir toliau darykit, bendraukim, skatinkim bendravimą ne tik mokyklos viduje, bet ir visoje Lietuvoje. Ir turbūt dabar norėčiau pereiti prie Agnės, kad trumpai pakalbėtume apie patį projektą. Pirmiausia, gal kaip įžangai, gal galėtum pasakyti, kodėl buvo būtent pasirinktas toksai auginkime vienas kitus modelis, kodėl būtent mentorystės principų ir kokia apie patį projektą gal galėtum trumpai pakalbėti. Sveiki. Laura čia man uždavė dabar ir labai paprastą ir labai sunkų klausimą. Paprasta dėl to, kad galėčiau atsakyti į klausimą, kodėl būtent toks modelis, labai paprastai. Nes praeitais mokslo metais, kai vyko pirmasis projekto Kuriame Respublika etapas, 3 mokyklos, tai Ukmergės Tuksnynas, Kauno rajono Domeikavos ir Jonavos viena mokykla, jos įgyvendino panašų projektą. Tai yra, jos bendravo su jaunesniais moksleiviais, vyresnieji bendravo su jaunesniais moksleiviais, su jais žaidė arba mokė ir gilino žinias arba taisė moksleivių spragas. Tai mes pamatėme, kad tarp daugelio mokyklų šis modelis iš tiesų buvo veiksmingas, juo buvo patenkinti tiek tie vyresnieji moksleiviai, kurie dalyvavo, ir tiek tie jaunesnieji, su kuriais buvo užsiėmama tą laiką. Ir tiesiog buvo ekspertų susiburta ir nuspręsta, kad reikėtų tą pabandyti įgyvendinti, jei ne visose, tai bent kuo didesnėje dalyje Lietuvos mokyklų. Tai taip gimė projektas Auginkime vieni kitus, kuris yra skirtas stiprinti draugystės, solidarumo, bendravimo ir apskritai ryšius tarp skirtingų kartų moksleivių. Nors atrodo, tas amžiaus skirtumas mokykloje nėra galbūt kartais toks didelis, bet tos kartos pakankamai ryškios. Vis dėlto mokyklose jaučiasi, kad vyresnieji nelabai žino, arba jau pamiršo, kaip ten ir su kuo gyvena mažiukai, o mažiukams tie vyresnieji kartais atrodo autoritetai, o kartais galbūt kažkokie baisus, nes kur nors pastums koridoriuje arba nepastebės jo. Tai siekiant, kad vis dėlto tos skirtingos moksleivių kartos bendrautų,
ir žinotų viena apie kitą ir kad galėtų viena kitai padėti, kad per tą bendravimą būtų skatinamas tiek vyresnių, tiek jaunesnių jų kūrybiškumas, kad būtų mokyklos aplinka malonesnė, ypač tiems, kurie galbūt yra jautresni, silpnesni, kurie galbūt netgi kartais patiria ir patyčias, tai norėdami ir užkirsti tam kelią, būtent ir siūloma mokykloms šitą Auginkime vieni kitus projektą. Ačiū. O gal tada galėtum trumpai pristatyti ir pasidalinti tais pagrindiniais sėkmės kriterijais, kurie yra reikalingi, norint projektą įgyvendinti sėkmingai. Tarkim, komandos, kurios galvoja, šiemet tos, kurios įgyvendina, jau žino, kaip reikia nuo komandos subūrimo iki viso kito, bet tarkim tos, kurios ir planuoja kitais metais. Kokie yra tie pagrindiniai kriterijai, kuriuos turi kiekviena mokykla įgyvendinti, kiekviena komanda turi atlikti, kad projektas pavyktų, kad būtų sėkmingas? Šiaip, jeigu klaustum, ko reikėtų, kad mokykla taptų draugiška, bendraujanti ir miela aplinka joje, taip sakyčiau paprastai galbūt poros dalykų. Tai bendravimo ir nebūti abejingiem vieni kitų atžvilgiu. Bet kartais iš tiesų tai nepasidaro taip lengvai ir savaime, nors atrodo tokie elementarūs ir paprasti dalykai. Tai dėl to būtent ir Auginkime vieni kitus, su kuo ir Laura turbūt šiais metais pakankamai daug dirbo, siūlo tam tikrus žingsnius, kurie galėtų palengvinti grupiai žmonių būtent pasiekti tą tikslą. Tai vienas iš turbūt svarbiausių, kas yra, gal tu galėsi ir komanda, kuri realiai veikia, patvirtinti tą arba galbūt paneigti, tai vis dėlto reikia suburti komandą. Ir man čia labai patiko vienos iš mūsų eksperčių projekto, kuri padėjo būtent moksleiviams, mokykloms. Ir jinai sakė, prisiminė vieną amerikiečių berods patarlę, kad jeigu nori eiti greitai, eik vienas, bet jeigu nori eiti toli, eik su draugais. Tai būtent ir šiame projekte, jeigu iš tiesų norite nuveikti didelių darbų ir iš tiesų pakeisti tą aplinką mokykloje, iš tiesų pasiekti tuos jaunesnius moksleivius, padėti jiems ir matyti rezultatą savo veiklos, kad galbūt kažkas iš tiesų taps drąsesni, nebebus patyčių objektu, atsiskleis jų kūrybiškumas, nauji talentai, kas galbūt buvo užslėpta, nes tiesiog galbūt tas mokinukas yra jautresnis. Tai iš tiesų, jeigu norite tą padaryti, jums reikia suburti komandą, nes dideliam būriui žmonių, bet kuriuo atveju tai yra lengviau daryti. Tiek pasiskirstyti atsakomybėmis, tiek pasitarti, spręsti kažkokias problemas. Kitas labai svarbus dalykas iš anksto susiplanuoti, ką jūs norite veikti. Tai yra, ar jūs norėtumėt su moksleiviais tiesiog žaisti ir smagiai leisti laiką, mokytis naujų kažkokių žaidimų, užsiėmimų. Ar jūs norėtumėt, pavyzdžiui, jaunesniesiems moksleiviams padėti mokytis papildomai, kartu ruošti namų darbus, arba galbūt kažkokias pataisyti spragas žinių, kurias jie turi. Kitas dalykas, aišku, svarbu pradėjus įgyvendinti veiklas, nesustoti pusiaukelėj. Ir jeigu pirmas kartas susitikimas su moksleiviais, tarkim, nepavyko, nepamesti ūpo, nenusiminti. Ir tiesiog tam tikrą užsispyrimą reikia turėti ir to užsibrėžto tikslo ir kantriai ir nuosekliai link jo eiti. Ir net jeigu ir kažkas iš tiesų nepavyksta, atsikelti kitą rytą ir galvoti, kad šiandien vėl iš jų tai padarysiu ir eiti toliau. Be galo svarbu apie tai, ką jūs darote, informuoti kitus, jūsų bendraamžius, mokytojus, tėvus. Ir apskritai yra be galo svarbu įtraukti kuo didesnę bendruomenę į visas veiklas. Tai neapsiriboti vien tik tai moksleiviais ar viena pora mokytojų. Tarkim, šiame projekte Auginkime vieni kitus be galo svarbu yra psichologo, mokyklos psichologo vaidmuo, socialinio pedagogo vaidmuo, kitų mokytojų ir netgi tėvų, nes jie jums gali nurodyti tiek konkrečius moksleivius, kuriuos galbūt reikėtų pakviesti dalyvauti projekte, tiek jums duoti patarimų labai praktinių ir konkrečių, kaip reikėtų bendrauti su jaunesniais, kaip bendrauti su skirtingo amžiaus moksleiviais, arba galbūt, jeigu iškyla kažkokia problema arba gaunate klausimą, padėtų jums jį išspręsti. Tai svarbu tiek įtraukti kuo platesnę bendruomenę ir nuolat pasakoti, kaip jums sekasi. Nebijoti pasigirti, pamesti tą lietuvišką mūsų kuklumą, kad aš kažką padariau, bet tai niekam nesakysiu, nebent kažkas sužinos. Bet
sakykit garsiai, mes 3 kartus per savaitę šokam baletą su pirmokais, pasižiūrėkit, štai mūsų pasirodymas šeštadienį, ateikit. Tam kokios erdvės galite išnaudoti, kur jaunimą gali pasiekti, Facebookas, nežinau kaip yra mokyklos tinklapiai, kiek jie, irgi, manau, tai yra svarbu, kiek aktyviai mato. Tėvai, mokytojai, per tėvų susirinkimą galit pristatyti, galit pakviesti, pasiūlyti tėvam, kad savo vaikam pasiūlytų, savo didesnio, mažesnio miesto kaimelio bendruomeniai. Tai yra tikrai, nebijokit žiniasklaidos, ypač jeigu regionuose Lietuvos, tikrai galima pasiekti sudominti žiniasklaidą, net ir geromis ir gražiomis naujienas. Tai va. Ir gal tada apie paskutinius žingsnius vėliau? Vėliau, tada galėsim pačioj pabaigoje aptarti būtent tai, kas yra aktualu dabar mokyklom, kurios jau įgyvendinimą jau senai yra pradėjusios, komandos yra subūrusios, planavimą įvykdžiusios ir sėkmingai vykdo veiklas. Taip pat tą baigiamąjį renginį, apmąstymą savo veiklų ir tęstinumo užtikrinimą aptarsim pačiam gale. Bet dabar norėčiau kreiptis į mūsų šitą gražią grupelę moksleivių, kurios yra iš Vilniaus naujininkų mokyklos ir yra netgi 3 komandų atstovas. Naujininkų mokykla turi labai aktyvi ir pasiūlė sumanė įgyvendinti netgi 3 skirtingas veiklas. Tai norėčiau kreiptis į moksleivės ir paprašyti jūsų, kad trumpai papasakotumėt kiekviena iš jūsų, kokias jūsų komanda veiklas įgyvendina. Turbūt galiu nuo Rūtos pradėti gal. Gerai. Kaip kilo mintis gal pirmiausia ir kokias veiklas įgyvendinat? Mes iš pradžių kažkaip sugalvojom daryti kažkokią veiklą pradinių klasių mokiniams. Tai aš ir Emilija kažkaip sugalvojom, kad jiem labiau tiktų šokiai, nes jie labai per pertraukas bėgioja, laksto. Tai va mes sugalvojom padaryti šokių būrelį 3-4 klasių mokiniams ir susitarėm su ūkvedžiu, su pavaduotojom, su viskuo ir mums leido 3 kartus per savaitę padaryti šį būrelį per 7 pamoką ir padarėme tokius lapelius, kur reikia tėvam sutikti su tuo būreliu, kada jis vyksta, kiek laiko vyksta ir panašiai. Tai va, reikėjo pasirašyti tėvam, ar sutinka ir panašiai. Tai va, labai daug vaikų ateina, labai smagu su jais bendrauti, žiūrėti, kaip jie juda, kaip jiem patinka klausyti muzikos. Ir ne tik šokam, ir žaidžiam visokiausius įvairiausius žaidimus. Ir kalbamės, kaip jiems sekasi ir panašiai. Tai va. Aha, aišku. Melanija? Mes tai labai įdomiai sugalvojom tai, kad ne jokia veikla, o sugalvojom tai, kad mes vesim kažkokius įdomius, tokius vaikam patinkančius dalykus. Pavyzdžiui, tai, kas jau pamiršta galbūt senai ir tai, kas jau nenaudinga. Tai pavyzdžiui, laiškai. Mes rašėm papirinius laiškus. Sužinojom, kad yra tikrai linksmiau gal papirinį laišką negu elektroninį. Taip, buvom paštininkais, važiavom tada į Europos centrą, sužinojom tikrai labai daug ir įdomus dalykų, vaikai gavo dovanėlės. Iš nereikalingų tokių buitinių atliekų, tai kaip bulvės jau ar bulvių lūpinus, padarėm įdomius gražius darbus. Ir leidom vaikams vieną temą patiems pasirinkti. Ir tai buvo 4-tokai ir jie pasirinko temą apie meilę ir sutapo taip, kad tai buvo būtent meilės diena, kai mes vedėm. Tai mes labai nustebom ir buvo labai įdomu ir mums pačiom buvo net sunku sugalvoti, kaip tai viską pasakyti, kaip vaikam paaiškinti, nes kiekvienam yra viskas skirtinga ir buvo labai įdomu ir vaikai dabar kiekvieną kartą laukia, kada bus nauja pamoka ir klausia. Labai džiugu. O Paulė, tada ką jūs įgyvendinat, gal gali papasakot? Mums kilo mintis, kadangi tos pertraukos ilgos eina ilgai ir mes neturim tiesiog ką veikti, viena praeina ir tiesiog kitą taip nuobodžiai leidžiam ir patiem vaikam lakstyti per koridorius tiesiog irgi atsibosta. Tai mes sumanėm tiesiog per ilgasis pertraukas padaryti kaip susitikimus aktų salė. Jų metu mes tiesiog pažaidžiam ką nors naudingo jiems, taip pat ir su mokslu kažkiek susiję, su logiškais visokiais žaidimais ir su pačiu bendravimu, kad jie pažinotų ne tik savo klasės, ne tik iš pirmokų, ten antrokų, bet ir taip mus pačius ir iš 3-okų, 4-okų tiesiog vyresnius vaikus. Ir šiaip tikrai jiems patinka ir jie ateina ir buvo tikrai labai smagu, nes pirmą kartą mes pakabinom didžiulį plakatą kaip kvietimą,
kuri tikrai išmarginom ir jie tiesiog negalėjo, prilipo tie vaikai prie to plakato, tiesiog norėjo, skaitė ir vis klausė savo mokytojų, kada eisim, kada bus ir taip labai laukė to ir kai susitikom, iš tiek labai džiaugiasi ir laukė toliau ir tiesiog tikrai smagu ir jiems ir mums. Tai labai gražu girdėti tokį tą gyvą pasidalinimą, nes ir matom, kaip yra, kad visos jūsų komandos ir būtent ir apčiopia tos pagrindinius dalykus, kurios visom mokyklom ir yra svarbus, kad yra kažkokia komanda, kaip jie įtraukia tos vaikus, kaip susiplanuojat, kaip viešinat, kad vieni per plakatus kažkokius, kiti kažkaip kitaip bendraujat, ar ne? Ir visos mokyklos irgi turi tą būtent bruožą, kad savais būdais, kaip galima tas komandas burti, įtraukti ir tą bendravimą skatinti. Tai dėl to labai džiugu. O labai įdomu, kaip jums sekėsi įtraukti jaunesnius moksleivius, nes gal ir kitom komandom gali būti vertinga jūsų pasidalinimas, kaip sekėsi bendrauti su jaunesniais, kaip sekėsi juos įtraukti į įvairias veiklas. Na, mes juos įtraukiam taip, kad nueinam į pradinių klasių korpusą, į visas klases ir juos kviečiam, kas domisi šokiais, kam patinka judėti ir panašiai. Tai va, jie ateina ir paskui mes kažkaip jau paklausėm, ar jiem patinka, ar jie nesigaili, kad jie čia ateina. Tai jiem patinka, sako, jiem patinka judėti, jie tampa labiau savimi pasitikė. Tai va, patinka jiems su vyresniais, kaip mes bendrauti, tada jie jaučiasi tokie drąsesni ir... Tai sunkumų nesusidūrėt kažkaip, ne? Mes vaikų nevertėm, nes buvo tikrai tokių vaikų, mažai, bet buvo tokių vaikų, kurie nenorėjo, kurie sakė, gerai, pamokoje pasidėsiu. Tai mes nusprendėm juos neverst, o tiesiog paimti tie, kurie iš tikrųjų nori, kurie džiaugsis, kad jie eina į atskirą kabinetą ir ten pravesti pamoką. Mes žaidėm su vaikais, vedėm visokias pamokėlės ir atsitiko taip, kad tie vaikai, kurie norėjo, pasakė tiem, kurie nenorėjo ir išėjo taip, kad visa klasė jau kitą pamoką susibūrė. O taip mes vaikštom pas mokytoją, klausėm, ar galima būtų pravesti kokią, ten, pavyzdžiui, dailės pamoką pakeisti, ar ten pasaulio pažinimą pakeisti, kad ir mokytojas mielai sutinka, ir vaikai labai laukia ir nori. Šitas, kad jie gali irgi prisidėti vis tiek iš tos pačios komandos esat, ar ne, ir po to pasidalinti. Ne, tai kaip sakiau, mes su to plakatu pradėjom nuo visko ir jos tikrai sužavėjo, kai susirinko, tai realiai buvo, aš tikėjausi triukšmo, nes atėjo tikrai daug. Per pirmą pertrauką atėjo 40 vaikų, per kitą truputį daugiau. Ir šities galvojau, kad bus triukšmas, mūsų niekas negirdės, o buvo taip, kad buvo tyla ir jie klausėsi, mūsų jiems buvo įdomu, nes mes esam vyresni. Ir jie tiesiog klausė kiekvieno žodžio, ausis ištempė, akis žiūri, tai mums patiems buvo net nejauku. Bet vėliau jie atsipalaidavo, per pirmą kartą mes tiesiog paklausėm jų, ko jie norėtų ką jie norėtų veikti per tas pertraukas ir supratom, kad galbūt jie labiau norėtų pažaisti negu kažką mokytis arba pasikonsultuoti. Tai tiesiog per kiekvienas pertraukas darom tai, ką jie nusprendė per pačią pirmą mūsų pasisėdėjimą, tiesiog, nes jie pasiūlė išties labai daug žaidimų, aišku, iš savo radom, kad jie tiesiog susipažintų ir panašiai. Šiaip labai daug yra jų noro ir jų pasiūlymų. Gal turi kokių pastebėjimų? Tiesiog tie vaikai, kurie ateina į mūsų būrelį jau, galim sakyti, pilnus metus, 3 kartus per savaitę, jie jaučiasi po tų visų apsilankymų žymiai drąsesni, pasiteikti labiau savimi, nebijo tų tokių dalykų, reiškiasi būreliuose, įvairiuose renginiuose ir tiesiog ir patys mokytojai kaip ir skatina mūsų tokius 8-okus, 9-okus, kad rengtų kuo daugiau tokių būrelių, nes yra tokių vaikų, kuriem reikia tokių daugiau, kad galėtų kažką veikti, kažkur reikštis. Kad turėtų kažkokį užsiėmimą po pamokų. Tai tada pačios įvedėte kitą klausimą. Tai kas pasikeitė nuo projekto pradžios, tarkim, iki dabar? Kaip pastebėjai, sakai, kad jie aktyvesni, daug labiau įsitraukia, ar ne, į veiklas? Jie labiau savimi pasitikė. Šitą mes labai pasibėjom. Nes jie pradžioje atėjo, bijo kažkaip kalbėti, įsireikšti, o paskui mes kažkaip dabar, palyginus kaip buvo pradžioje mokslo metų. Tai tokie labai drąsūs ateina, per pertraukas mes einam ir jie apsikabina mus. Kalba, kaip mums sekasi, ar bus būrelis, kaip norim ir panašiai. Tai va, pasitikė labai savimi. Gal dar kokių pastebėjimų, kas pasikeitė
ėmusis šitų auginti vieni kitus veiklų? Tiesiog jie tapo žymiai, kaip sakė, drąsesni, nes vis tiek linksma turėti vyresnius draugus, ir man linksma buvo turėti kokį 10-oką draugą. Ir iš tikrųjų jie labai dabar reiškia geriau savo nuomonę, jie nebijo išreikšti, jie nebijo pasakyti kažko. Per pamokas kai kurie sėdėjo tiesiog tyliai ir jie, pavyzdžiui, nori pasakyti kažką, tai bijo. O dabar per pamokas visi sako, nors nuomonė netokia, kaip pas visų, jie išsako savo nuomonę, jie pasako, kad taip ir taip, ar galima būtų taip, ar galima būtų taip. Ir iš tikrųjų yra labai linksma, kad bendravimas tikrai pasikeitė ir mes labai tikimės, kad nepasikeis nieko. Aišku, džiugu. O tada, ką norėčiau dar paklausti, turbūt mokytojas, kaip jūs matot šitą projektą, ar pastebėjot kažkokių pasikeitimų, nežinau, mokyklų, moksleivių bendravimo? Ne, tas projektas labai puikus, kaip jūs žinot, pas mus 3 komandos, 3 skirtingos komandos ir 3 puikios komandos, labai dirbančios, atkakliai va, Paulės komanda, ten visa klasė dalyvauja įtraukiant į tą veiklą, šokiai irgi ir labai matosi vaikai, labai nori dalyvauja ir labai jie, kaip pasakyti, vyresnius labai myli mokinius ir jie labiau prisiklauso, labiau stengiasi, labiau nori bendrauti. Tas pats yra ir dalyvaujantiem mokiniam, kuriam tą projektą, jiems irgi yra labai malonu su mažiukais ir kai mažiukai yra autoritet, jie mato, kad kaip išreiškia autoritetas mažiukam yra ir jiems yra labai smagu, manau, tiek tiem. Aišku. O jūs pačios ko išmokot, ką gavot iš šitų veiklų? Kad mažiukai drąsesni pasidaro, tai čia matom iš jūsų degančių akių. O ką jūs pačios gavot ir ką išmokot? Šiaip irgi turbūt naujų žinių, nes aš galvoju, kad vis tiek, jeigu esi vyresnis, tai tu daugiau žinių turi ir iš mažesnių tu nepasisemsi kažko. Bet pabuvus su jais, tai tu pasėdi, jie ką nors pasako, o aš nežinau, ir tai ir smagu tiesiog. Ir šiaip kažkokios naujos patirties, nors ir su mažiukais, bet kažkokią baimę įvaldai, kad jau tu gali tavęs klauso, reiškia, kad tu turi kažkokią nuomonę ir gal mažesni tave supranta. Toks pats savo padedi kažkiek ir galbūt net ateityje galima panaudoti ir šiaip, manau, kad labai padėtų. Labai įdomus su pradinukais, su mažesniais bendrauti, nes kiekvienas vaikas turi savo kažkokį tai pasaulį susikūręs, kurias gyvena. Ir labai yra sunku, nežinau, kaip čia sakyti, atidaryti tas duris tą pasaulį ir kaip vaikai save įsileidžia, tai labai kažkaip malonu, kad tu su vaikais bendrauji. Ir iš tikrųjų dabar ir mano elgesys, ir mūsų visų elgesys pasikeitė, kai mes pradėjom su pradinukais daugiau tai bendrauti. Ir manau, tai yra labai gerai. Taip, tiesiog, tarkim, aš nesu pratus bendrauti su mažesniais, nes, tarkim, neturiu nei mažesnių brolių, nei sesių, tiesiog dabar bendrauju su žymiai mažesniais, kai esi įpratęs bendrauti su vyresniais arba savo amžiaus ir dabar vis tiek nekalbėsi taip pat, vis tiek kažkas skiriasi ir tas toksai dalykas, kai vis tiek turi pagalvoti žymiai, nes galbūt to nesupras turės vėliau aiškinti, kas tai yra ir panašiai, tai va tas tokių pridėjo. Labai džiugu. Tai dar turit kokių pastabų, su kuo norėtumėt pasidalinti su kitom komandos narėm? Gerai, tada turbūt kreipsiuosi į Kamilę ir norėčiau jūsų kaip psichologės paprašyti, kad pasidalintumėt patarimais, kurie galėtų būti vertingi mokyklom užsiimančiom įvairiausiom veiklom. Čia yra tik keli pavyzdžiai, o tų veiklų įvairovė yra didžiulė ir visos būtent skatina tą bendravimą skirtingo amžiaus vaikų. Ir kai kuriuose mokyklose tai yra, tarkim, kaip Naujininkų mokyklos atveju, tai yra 8-okai, 7-okai, kurie siūlo įvairias veiklas pradinukam. Kai kuriais atvejais tai yra 10-okai, 12-okai, kurie siūlo, tarkim, 8-okam, 7-okam. Ir tas amžiaus skirtumas yra įvairus. Norėčiau paprašyti, ar galėtumėt trumpai pasidalinti, kokie yra tie amžiaus ypatumai moksleiviam norintiems, vyresniem moksleiviam norintiems padėti jaunesniems. Labą dieną. Visų pirma, tai turiu turbūt pasakyti, kad labai džiaugiuosi čia būdama, nes šioje Naujininkų mokykloje porą metų nedirbu. Išėjau tokių ilgesnių atostogų. Ir kai išėjau, tai visos šitos merginos, jos buvo vaikai. Tie, kuriuos turbūt būtų galima kviesti į būrelius tokius, kaip jūs dabar organizuojat, mokyti šokti, žaisti kartu kviesti ar kažkokias pamokėlės jiems vesti.
O dabar sėdi kolegės jaunosios ir diskutuoja labai rimtus dalykus. Tai turbūt galima pasakyti, kad mokykla yra toks labai dinamiškas organizmas, kuriame viskas labai greitai keičiasi. Metai keičia metus, mokiniai keičia mokinius ir tie, kurie pernai buvo maži viščiukai, pirmokai, žiūrėk, jau šiemet antrokai, kitais metais trečiokai ir veiklos, kurios domina vaikus, kažkokie tai ypatumai bendravimo lygiai taip pat keičiasi, kaip keičiasi ir vaikai. Man atrodo, stabiliausia mokyklai lieka mokytojai. Ir tie patys pavargsta, ir keičiasi. Tai va, o kalbant apie tos vaikų ypatumus ir skirtingo amžiaus, raidos tarpsnių ypatumus, tai pirmiausia visiems, kurie dalyvauja projekte ir kurie moko, kurie yra tie mentoriai, turbūt tai jūs vadinat, tai jiems siūlyčiau, rekomenduočiau primiktinai prisiminti, kaip jie patys jautėsi, kas jiems buvo svarbu, kai jie buvo tam tikro amžiaus. Bet ir jūs merginos, kas buvo jums svarbu, kai jūs buvot pirmokės, antrokės, ne? Kas buvo svarbu po to, kai tapo trečiokės, ketvirtokės ir taip toliau. Tai mokykla yra toks dalykas su ją, kad į ją atėję mokiniai pirmiausiai susiduria su toks nemalonus dalykas - konkurencija. Nes iki tol darželyje ar namuose buvę vaikai, ką jie veikia? Jie žaidžia. Žaidžia, pramogauja, žiūri televizorių, filmukus, piešia, o atėję į mokyklą staiga jie turi dirbti. Ir dirbti dar ne šiaip savo. Dirbti tam tikrų grafikų, pamoka pertrauka, ne? Tam tikrų režimų, turi namų darbus atlikti namuose. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, jų darbus vertina. Vertina lygindami su bendraamžių darbais. Tai atsiranda toks dalykas, kad kaip aš čia pasirodysiu. Ar aš pasirodysiu geriau už klasioką kokį nors ten jaunuką, ar aš pasirodysiu prasčiau už jį. Su to susijęs ir nerimas. Tai toks visas tokia gniūžtė rutuliojasi ir kas svarbu apie tuos mažiukus, tai kad jie labai lygina save su kitais. Ir nesvarbu, ar tai yra lietuvių kalbos pamoka, ar matematika, ar šokių būrelis, ar kažkokia kūrybinė veikla, ar žaidimai, jie žiūri, kaip sekasi šalia esančiam. Ir dažnai lygindami jie susiduria su tuo, arba dviem dalykais tokiais, kad arba man sekasi geriau ir aš jaučiuosi geriau, lygindama save su kitu, arba man sekasi prasčiau ir dėl to aš jaučiuosi prasčiau. Man dėl to liūdna, man dėl to pikta, man dėl to neramu, aš galbūt nebenoriu daugiau įsitraukti į tą veiklą, kurioje aš pasijutau prasčiau, lygindama save su kitais. Dėl to labai svarbu, vykdant tokias veiklas, stebėti, kas vyksta su vaiku. Ir jeigu jisai kažkokios veiklos atsisako, labai svarbu fiksuoti, kasgi tokio nutiko, nes šiaip savo atsisakyti lyg ir nebūtų dėl ko, ar ne? Ir tai jums tokia labai didelė atsakomybė ant pečių kraunama, ne tik tais daryti taip, kad būtų atliktos visos veiklos, bet dar ir visas akis įsmeigus žiūrėti, kas čia vyksta toje grupelėje. Vyresni vaikai, jau kaip ir sakė, apie vasario 14 dienos, jau jie kalba apie meilę, jau prasideda paauglystės visokie reikalai ir su tuo susiję jausmai ir išgyvenimai. Ir artėjant į tą paauglystės laikotarpį, jau jis pasirodo, naujausia literatūra sako, jau yra tiek išsitempęs, kad prasideda nuo 10, o tęsiasi iki 30 metų. Tai paauglystė yra toks vienas sunkiausių gyvenimo laikotarpių, nors tuo pačiu ir vienas žaviausių. Bet paauglystėje mes, vaikai, jie ieško, kas jie čia tokie yra. Kas čia, aš labiau geras mokinys, ar aš čia labiau koks nors esu padauža, patrakėlis. Ir bando save į tam tikrus tos vaidmenis įstatyti ir ieško, kur čia labiausiai tinka. Vėl labai svarbu pastebėti, kas čia vyksta ir tą toleruoti, nes jie paauglystėje jau gali priešintis. Jeigu dar pradinukai, tie pirmieji, mažesnieji pradinukai su mielu noru įsitraukia į daugelį veiklų ir žavisi tuo, ko juos moko vyresnieji autoritetai. Turbūt mes vyresni galim prisiminti, kad mokykloje atsimenam tik tais vyresnius mokinius. Tie, kurie buvo už mus jaunesni, tai kas ten tie peckeliai, mažiukai, viščiukai, ten painiasi po kojų. Bet įsivaizduokit, kokie jūs esat svarbus tiems visiems mažiesiems ir jie greičiausiai, kad ir bėgioja, atrodo, nieko nemato, tais koridoriais laksto ir daro netvarką pertraukų metu, bet jie iš tikrųjų labai daug ką fiksuoja, jie mokosi iš vyresnių, jie mokosi, kaip elgtis pertraukų metu valgykloje, stovėti eilėje, jie mokosi,
kaip koridoriuje vaikščioti, jie mokosi, kaip elgtis renginių metu ir panašiai. Tai vėlgi, dar viena atsakomybė ant jūsų pečių būti tokiais, iš kurių jie išmoktų kitus jaunesnius, kaip susuks ratas, vėlgi tapti mentoriais. Nežinau, labai taip susivėliau turbūt, jeigu jūs turit paklausti. Labai puikiai ir labai aiškiai. Tada, o tiesiog gal irgi kokių patarimų galėtumėt pasidalinti moksleiviam, kurie susiduria su sunkumais tam tikrais, tarkim, jeigu vaikai sunkiau įsitraukia į veiklas arba yra nedrąsūs arba kaip tik labiau tokie hiperaktyvūs ir gal agresyvesni kokie, kaip juos vyresniem moksleiviam, kaip juos reikėtų, kaip prie jų prieiti, kad išlaikyti, išsaugoti jie ir savo tą tokią pusiausvyrą ir tuo pačiu galėtų ir kitiem padėti. Tai labai svarbu šitoje vietoje turėti taisyklės kažkokias tai bendras. Nes vaikai yra visokie, tikrai yra tokių hiperaktyvių ar netgi ne hiperaktyvių, tiesiog labai aktyvių vaikų, kurie dažnai trikdo bendrą kažkokią tai veiklą. Yra tokių, kurie yra nedrąsūs ir jie tiesiog stebi, jie nenori įsitraukti aktyviai į veiklą, bet jiem patinka žiūrėti ir jų turbūt nereikėtų atstumti. Yra tokių, kurie liūdni, galbūt yra kažkas gal jų namuose yra nutikę, ar jų kažkas širdelę spaudžia. Tai visų pirma, kaip ir minėjau, svarbios yra taisyklės, kad mes visi galime būti pikti, mes visi galime būti liūdni, bet mes negalime trankytis, bėgioti, jeigu to neleidžia jūsų veiklos kažkokios, negalim gadinti daiktų esančių. Tai tas taisyklės jūs turite prieš pradėdami veiklą sutarti bendras su grupe ir taisyklių labai svarbu laikytis ir jums. Jeigu sutarėt, kad negalima kažkokių užsiėmimų metu naudotis mobiliaisiais telefonais, tai jūs irgi neturėtumėte atrašinėti žinučių ar kažko tai naršyti tuo metu, nes jūs esat pavyzdys. O apie tuos visus liūdnumus, apie vaikus, kurie yra nedrąsūs, tai vėlgi, mes turim teisę būti nedrąsūs. Kažkur, kur mums sunkiau įsitraukti. Galima, mes kalbėjom prieš prasidedant transliaciją ir su Rūta, sakė, kad išsivedu pasišnekėti, jeigu matau, kad kažkas yra. Tai labai svarbu parodyti dėmesį. Labai svarbu tą dėmesį rodyti neįkyriai. Galbūt vaikas nenori šnekėti, kodėl jis yra nedrąsus. Ir jeigu mes jį priverčiame kalbėti, gal jis paskui jausis nejaukiai ir jis nenorės apie tai šnekėti, nenorės ateiti, pasirodyti. Galbūt per daug išsišnekėjęs jausis nepatogiai ir tas jam vėl trukdys toliau sėkmingai įsilieti į bendras veiklas. Tai turėtume labai pajausti, kad vis dėlto jūs esat jų draugės, jūs esat jų kuratorės, tam tikrą prasme mokytojas, bet jūs nesat kažkokios specialistės, kurios turėtų spręsti jų psichologinės problemas. Nes tai yra labai didelė atsakomybė paskui su tom problemom pareiti namo. Tai čia turėtumėte atsiriboti. Galbūt parekomenduoti kreiptis į mokykloje esančius specialistus. Padrąsinti. O tada kaip vis tiek jūs ir pati dirbot mokykloje, tada koks galėtų būti vis tiek ir socialiniai pedagogai, ir mokyklų psichologai irgi yra prisijungę ir klausosi. Tai kaip jie galėtų įsitraukti į tas veiklas, tarkim, arba kaip moksleiviai galėtų juos kreiptis ir ko prašyti, ir kaip galėtų jie prisidėti iš savo patirties gal irgi vykdant tokias bendravimo veiklas. Mokyklos specialistai, socialiniai pedagogai, psichologai paprastai yra tokie atviri bendruomeniai žmonės. Juos galima kreiptis, pas juos galima ateiti, su jais galima kalbėtis. Tai jeigu kyla kažkokių klausimų tokių individualių, žinoma, kad galime eiti turbūt ir kalbėtis, ypač jeigu tinka ir kažkokia nauda gaunama iš to, ką pasišnekėjus gauna mentorės, kuratorės. O šiaip, ką galima būtų rekomenduoti specialistams mokykloje, tai galbūt organizuoti kokias nors bendras aptarimo grupės kartą į mėnesį, 2 kartus į mėnesį ar kartą į savaitę, taip kaip jau tam patogiau būna, kad mokiniai galėtų aptarti, pačios organizatorės, mokytojos, aptarti, kas jų grupėse vyksta, su kokiais sunkumais susiduria, pasidalinti, nes grupė yra jėga. Taip, ir grupėje yra labai daug sėkmingų sprendimų galima priimti. Tai pasitarę, pasidalinę tam tikrais sunkumais, galbūt paieškoję tų sunkumų sprendimo būdų, vėliau galėtumėt šauniau dirbti, išspręsti tas problemas, grįžę pas vaikus. Nereikia pamiršti, kad jūs vis dėlto irgi esat mokinės, irgi esat vaikai, paaugliai, irgi turit savų sunkumų. Jums lygiai taip pat būna liūdnų dienų, piktų dienų. Svarbu turėti irgi, kur ištransliuoti savo emocijas, nesvarbu, ar jos būtų labai geros ar labai blogos. Tai labai ačiū, Kamilė.
Tada turbūt sugrįžčiau prie Agnės ir norėčiau apie dabar aktualius dalykus pakalbėti, kurios dabar aktualios, artimiausiu metu bus aktualios mokyklom. Tai būtent tas užbaigimas projekto. Ir viena vertus užbaigimas šiais metais ir kaip jį užbaigti, kad sėkmingai, kad tos veiklos būtų iki galo įgyvendintos. Ir tuo pačiu, kaip tai atlikti taip, kad ir kitais metais tos veiklos toliau būtų vykdomos, kad tos bendraujančios, draugiškos mokyklos ir toliau būtų kuriamos ir ta mokykla ir atmosfera mokykloje gerėtų. Tai turbūt pirmiausia nuo to šių metų užbaigimo, ką reikėtų mokyklom mokslo metų pabaigoje būtinai padaryti ir kad projektas būtų sėkmingas. Tai aš tada sugrįšiu prie tos vietos, kur sustojau pirmajame savo monologe, transliacijos pradžioje, kai kalbėjau apie tai, kaip yra svarbu skleisti žinią apie tai, ką jūs darote ir ką veikiate. Tai vienas iš mūsų siūlymų organizatorių viso šito projekto yra suorganizuoti bent vieną kaip baigiamąjį renginį. Tai galėtų būti koncertas, gali būti paroda, gali būti mugė. Ir kad galėtumėt jo metu pristatyti tai, ką darėt visus šiuos metus, pasigirti tai savo pasiektais rezultatais, parodyti, ko naujo išmokote tiek jūs, tiek jaunesnieji moksleiviai. Ir kur mes siūlome tą daryti? Siūlome būti drąsiems ir galbūt neapsiriboti vien mokykla. Yra bendruomenių namai, yra kartais netgi ir savivaldybės įsileidžia, yra švietimo centrai. Tai gali būti tikrai iš tiesų, gali būti šventė ne tik tai jūsų bendraamžiams, ne tik mokykloje, bet galbūt šventė ir visai bendruomeniai. To krašto, tos gyvenvietės, miesto dalies, kur jūs veikiate ir kur gyvenate. Tai čia yra vienas iš dalykų. Ir kitas, kuris yra nemažiau svarbus, galbūt ne tiek viešas, tai yra įvertinti ir aptarti tas veiklas. Kartais galbūt mums atrodo, kad kur nors įgyvendinti kokią veiklą, ar ten kokios nors pamokos pabaigoje, ten paklausė, tai kaip čia patiko, nepatiko, atrodo, gerai, patiko, nepatiko, viskas buvo labai gerai, arba viskas buvo labai blogai, ir mes to apsiribojom ir atrodo, čia netoks aktyvus ir netoks svarbus dalykas. Bet iš tiesų, kiekvienos veiklos pabaigoje, ypač toj, kuri yra tokia pakankamai ilga ir įtraukianti daug žmonių, yra labai svarbu pasidalinti visiems kartu ir aptarti, kaip mes jautėmės tiek įgyvendindami veiklas, tiek jose dalyvaudami. Tai yra labai svarbu sužinoti iš tų jaunesniųjų moksleivių, kaip jie jautėsi visą tą laikotarpį, kas jiems patiko, kas jiems nepatiko, ko jie galbūt norėtų, tarkim, kitą metą, ko jie naujo išmoko, ką sužinojo, kokios jų nauji potyriai, patirtys, kaip jie jautėsi bendraudami su jumis, kas pasikeitė jų nuomonė. Ir lygiai taip pat jums patiems organizaciniai komandai, tie, kurie buvot vadovai, organizatoriai, mentoriai, irgi lygiai svarbu išsikalbėti ir pasidalinti savo įspūdžiais, ko jūs išmokot, ką jums davė, kas jums buvo sunku, kas lengva, kaip vertinate visą šitą veiklą. Ir kartu dar pasidalinti to, kaip jums tarpusavį sekėsi derinti veiklas, ar ten susitikti, ar buvo pakankamas tas jūsų pasidalinimas, ar buvot vieni kitiems pakankamai pasiryžę pagelbėti, ar dalinote sunkumais ir džiaugsmais. Tai visą tą yra be galo svarbu padaryti ir tam, kad jūsų tos patirtys ir tai, ką jūs sužinojot, išmokot, tiek jums patiems taptų aiškesnės, nes kai tą pasakai ar parašai, visą laiką tampa aiškiau negu kažkur minčių debesyse tai klaidžioja. Ir iš kitos pusės tai gali būti labai naudinga, jau kalbant ir apie tęstinumą, kalbant apie kitus metus, ką ir Laura labai norėjo išgirsti. Tai mes labai tikimės ir labai norisi, kad šis auginkime vieni kitus neapsiribotų šiuo gegužiu ar gegužė ir birželiu šiais mokslo metais, bet labai norėtųsi, kad auginkime vieni kitus atgimtų nuo rugsėjo, vėl visose ar dar daugiau Lietuvos mokyklų. Ir kaip tą pasiekti, tai vienas iš tų dalykų, galbūt iš tiesų būtų dabar jose veiklose dalyvavusių ir jas organizavusių moksleivių įsipareigojimas kitąmet jas tęsti. Arba kitas dalykas, įtraukti dar jaunesnius už jūs. Nes kaip ir bebūtų, vis viena ta vyresnioji moksleivių karta labai greitai jau pabaigs mokyklą. Ar tai jūsų mokyklos atveju,
ar kitų mokyklų atveju, vis dėlto tie vyresniai, jie bus porą metų per mokyklą, paskui prasideda egzaminai. Pavyzdžiui, kaip čia šituo atveju išeina į progimnazijas, kai kurie iš progimnazijos į gimnaziją. Taip, tai yra labai gaila, mokyklom žinau, kad tikrai yra labai gaila prarasti tos savo vyriausius moksleivius, nes tiek investuojama su jais susigyvenama ir tada bats jie ir išeina. Tai lygiai taip pat trauma gali būti ir tiem jūsų jaunesniesiems moksleiviams, jeigu taip staiga jie džiaugiasi metus, kelis mėnesius buvimu kartu su jumis, ir staiga jūs pradingstate. Tai jūs dabar dar galite pabendrauti, pakalbinti dar metais už jūs jaunesnius, kurie kitą metą jau bus vyresni, kad gal sudominti juos tą veiklą, juos apmokyti, jiem pasakyti, kuo tai yra naudinga, ką tai jums davė, kaip galima pradėti. Tai tą siekti, kad auginkime vieni kitus veiklą, ar kaip ją bevadintume, taptų mokyklos tradicija. Ir tas draugiškos aplinkos kūrimas nebūtų 5 mėnesių mokslo metų veikla, bet tai, kad būtų nuolatinis ir tęstinis dalykas. Dar vienas dalykas. Aš net tikrai neabejoju, kad kai jūs išeisit į kitą mokyklą ir jeigu norėtumėt sugrįžti ir bendrauti toliau su tais jaunesniais moksleiviais arba padėti kitiems tas veiklas vykdyti. Nežinau, mokytoja galbūt pasakytų, bet aš manau, kad tikrai nesupyktų nei mokytojai, nei mokyklos administracija, kad jūs sugrįžtumėte laiks nuo laiko ir užtikrintumėte, kad ta veikla tęstųsi. Tai irgi yra variantas, tai tų galimybių tikrai norint galima atrasti. Bet ta veikla buvo ir iki projekto, aš atsiprašau, pertraukiu, nes jų klasė vedė pradinukam irgi būrelį, dar nedalyvaudami projekte. Buvo kita tema tenai pas juos irgi jie vedė, taip kad čia pas mus tai mūsų mokykla nuolat vyksta. Taip, tik svarbiausia, kad su asmenybėmis, su tais moksleiviais asmenybėmis, kad tai nenutrūktų. To norėtųsi palinkėti. Aišku, mes negalime priversti. Tai gerai, tai labai ačiū visiems čia, kurie sėdit. Ir ačiū tiem, kurie klausėte. Tikiuosi, išgirdot ir jums vertingų patarimų. Ir pasidalinimas buvo įdomus. Žinau, kad jūsų visų veiklos tikrai yra labai įdomios ir mes taip džiaugiamės galėdami pasidalinti ir matydami tos švytinčius veidus, kurių nuotraukas ir video siunčiat. Tai tiesiog norėčiau palinkėti gražios dienos, saulėtos, Vilniuje šiek tiek saulės yra. Ir ačiū, kas girdėjot ir klausėt. Ačiū.